Šiaip pažiūrėjau, retai varau apsipirkinėti į prekybos centrus, bet vakar buvo viena iš tų dienų ir aš labai noriu jums rodyti, ką aš tokiomis dienomis tenais perku. Tai pirkau štai tokį topą. Šiaip 30 eurų už tokį plonytį. Nėra labai logiška, bet ką padarysi, aš nepasižymiu visą laiką sveiku protu. Next. Man verkiant reikėjo kažkokių basic juodų džinsų, nes pas mane visi dominuoja mėlyni. Šitų galinės kišenės mane papirko. Biškį platinti, nieko ypatingo. Tada iš Tezenio su Saulė pasiėmėm po 2 tokius su merino vilna topus. Truputėlį peršviečiami, bet man visai patinka tokie dabar. Gal tokį biškį duoda Laina Gilbert vibe. Dar šiek tiek prie drabužių temos. Man labai nepatinka su šauktukais, taip kaip šitokios visiškai be jokių siūlių, be jokių aptemptų. 2 rudas, 1 juodas, Teziniai irgi buvo nuolaida. Man labai reikėjo didelės sagės, tai čia buvo didžiausia, kokią radau. Čia gal nelabai įdomu, bet mano mėgstamiausias dėdžikas ir labai skaniai kvepia. Dabar esu pasinešusi ant lakavimo pačiai nagų, visiškai paprasčiausia. Tai patiko labai šitas nagų lakas ir juodas. Aš blakstienų neklijuoju, bet labai mėgstu klijuotis blizgučius, va čia nais, kaip ant tokių Auskaro imitacijų. Tai pirkau klijų ir šiaip man labai greit pasidaro šlykšti mano makiažo kempinėlė, aš ją plaunu, bet vis tiek kažkaip aš ilgai negaliu jos naudoti, tai eilinį kartą pirkau naują ir man visai patinka šitos iš Sincero salonų. Tai va šitos holas apie viską ir apie nieką tuo pačiu.